Sveiki, eteryje antroji Aš realistas podcasto laida ir šį kartą pradedam daug šiltesnė atmosferoje, aš jau nebešalsiu rankų, kojų ir visų kitų galų. Ir šiandien mūsų realistas yra Benediktas Vanagas. Labas, Benediktai. Aliuliuoja, labas. Tai turbūt nereikia tavęs pristatinėti, visi čia žino, kas tu toks ir Vairuotojas. Vairuotojas, taip. Aš irgi taip sakau apie save, kai klausia manęs kas nors, kuo aš dirbu, tai sakau vairuotoju. Benediktai, pradėkim nuo labai senų laikų. Tu esi visiškas Vilnietis, gimęs, augęs ir gyvenęs ir mokyklą baigęs čia? Nu, kas yra visiškas Vilnietis? Aš esu pirmos kartos Vilnietis. Tai ir tiesa, galėsim kažkada apie tai pakalbėti, bet šiek tiek yra vieta, kur mes rašinėjom. Šitas pastatas susijęs su mano pradžio automobilių sporto šiaip. Jo, bet nekalbant apie tai, aš esu pirmos kartos Vilnietis, vadinasi, aš esu gimęs Vilniuje, užaugęs, bet mano tėvai yra atvykę. Bet Vilniui, ten antros kartos galima surasti, trečios labai sunku, ten kokios ketvirtos, beveik su žiburiu reikia ieškoti. Ne veltui yra sakoma, kad Vilniuje gyvena kaimiečiai ir kauniečiai. Jo, ne veltui yra sakoma, kad kai prasideda savaitgalis, Vilniečiai išvažinėja namo. Taip. Tai tu irgi buvai iš tų kažkada, kai važiuodavai namo, pas tėvus į gimtinę? Ne, tai tėvai gyveno Vilniuje jau, bet aš vasaras leisdavau, tai ten gimtinėse, tai buvo Zarasai vienas kraštas, o kitas kraštas buvo Vilučiai, tai čia šalia Utenos turbūt irgi, Aukštaitija, bet kur atveju. Bet čia vasaros. Automobiliai tavo gyvenime, nuo kada prasidėjo? 18 išsilaikiai teisės ir viskas ir važiuoji, ar dar anksčiau? Ar buvo tos naktis, kai tyliai paimdavai tėvų raktelius? Ne, man kažkaip nereikėdavo tėvų raktelių paimti, ten kažkaip gal nebūdavo šansų, kad galėčiau paimti, bet aš turėjau automobilį savo turbūt jau nuo 14 metų. Ir nelegaliai važinėjau kiekvieną dieną. Dabar sunku suvokti, kad taip galima būtų padaryti, bet tais laikais... Tai buvo pirmieji nepriklausomybės metai, ne? Labai buvo, man 14 metų, tai buvo 91 metai. Tai grinai nepriklausomybė, tai valstybė atkurta. Ir tvarkos, tu prasme, nelabai daug, tai sakau, aš nemažai bendrauju su gimnazistais. Aš jiems pasakoju ir suprantu, kad jie nesupranta, kad net nesuvokia ir turi paaiškinti, kad žiūrėkit, čia, šiais laikais taip nėra neįmanoma, bet tais laikais buvo truputį kitaip. Tai taip, važinėjau nuo 14 metų kiekvieną dieną. O kada atėjai iki sporto? Nes juk tavo šeimoje niekas, nei su raliu, nei su jokiom lenktynėm nėra susijęs, teisingai? Muzikų šeima. Jo, tai automobilių sportas mano gyvenime nutiko šiaip tai pakankamai turbūt vėlai, profesionalus. Nes aš buvau lenktynininkas, tai su dviračiais važinėdavau gatvėse, nes pas mane buvo taip dviračio epopėja ir paskui prasidėjo automobilį. Aš praleidau motorolerius, motociklus. 99 metais buvau nusipirkęs motociklą, bet ten trumpa mano istorija buvo. Kokią mėnesio gal ir baigėsi, ir viskas. Tai perėjau prie automobilių ir aš su jais važinėjau nuo 14 metų, bet lenktyniauti pradėjau gal 18 turbūt. Bet aš toks gatvės siaubas buvau tais laikais. Ir iš esmės lenktynininku tai tapau dėl to, kad man atrodė, kad aš esu pats greičiausias gatvės. Bet užteko pirmos treniruotės, kad suprasti, kad važiuoti aš nemoku. Tai toks jo. Tavo pirmas sportinis automobilis buvo Felicia. Toks, jeigu nežinot, kas nors, tai pasigūglinkit. Žiauriai bjaurus automobilis. Aš kaip vadinu, kartais su painiai Fekalija pavadinu. Škoda. Jai labai tiktų tas pavadinimas. Jo, buvo tokia Škoda Taurė ir ir nupirkom tą automobilį, jis tapo ryškiai geltonas. Buvo oficiali spalva per mus gal metus ar ten pusantrų ar 2. Tai viskas prasidėjo, pirmas lenktyninis automobilis buvo Škoda, taip. Žiedinis. Buvo Škoda Taurė, 1.3, man atrodo, variklis. Ten buvo monokapas, tai yra vienodai paruošti automobiliai, tai mano karjera automobilių sporte prasidėjo nuo žiedinių lenktynių, taip. O tada buvo dar Jaris. Ne? Ar čia jau gerokai vėliau? Kas po to, po Felicijos buvo? Reikia atgaminti Jario, tai ne, Jarius mes buvom supirkę
kai baiginėjosi Jaris Cupas, mes nupirkom dar 2 likusius, ar 3 likusius naujus Jarius ir mes paleidome su 1000 km. Tai čia nuoma sportinio automobilio. Ir čia dar viena gera istorija, nes man atrodo, Dagiliai pradėjo su tavim sportuoti teisingai su Jarisais. Nebūčiau, tiek visko yra buvę, aš taip nepasakysiu, kaip Nemunas su Nerijaus pradėjo sportuoti. Man atrodo, jie pravažiavo keletą kačerginės etapų su Jariais. Ne, bet turbūt ne su mumis susiję. Gali būti, kad jie su Jariais pradėjo sportuoti, bet turbūt gal visgi ne su mumis susiję. Jo, tai mano pirmas lenktyninis automobilis buvo Škoda, antras buvo Honda Civicas. Čia jau ralis. VTI, jo, jisai buvo žiedinis, bet aš jį konvertavau į ralinį automobilį. O paskui buvo Subaru ir tada buvo labai daug metų su Subaru. Tu buvai taip, labai ištikimas subaristas. Jo, pakeitė kiek kokius 3-4. Oi, daug. N grupės buvo tokie turbūt 6-7 turbūt N grupės automobiliai ir VRC pabaigai. Jo. O paskui ir 5 tapo Škoda. 1000 kilometrų tavo karjeros dalis tokia įdomi, esi laimėjęs juos, ne? Mes esam laimėję 2 kartus 1000 kilometrų. Ir labai didelė, vat pažiūrėkim, 9 video. Ir labai didelė žvaigždė buvo atsivežęs į Palangą Blekemoliną. Jo, tai Blekemolinai pas mus abudu broliai buvo dalyvavę. Jo, įvairiai yra buvę. Žiūrėjom, ką reikia daryti, kad norint laimėti tas lenktynės. Bet šiaip labai naudinga ir pažintis buvo su Sebastianu. Ir jis atvažiavo, sako, bet čia sako, ne lenktyninė trasa čia. Mes tokius reikalus, sakė, vadinam street race. Tai gatvės lenktynės. Taip. Nes jeigu kalbant apie 1000 km, tai ten vienas gal lenktyninis posūkis yra, o visa kita ten tokie apsisukimai daugiau mažiau. Taip, gazas stabdis. Ir pabandyti. Koks skirtumas, visiems vienodai važiuoja. Taip. Gerai. Tu lenktyniauji jau kiek čia dabar gaunasi? Turbūt nuo 97 metų kokio? Netoli 30-mečio jau bus, eik tu savo. Kada tu pasidarai profesionalus lenktynininkas? Dabar, nuo kada? Koks tai buvo etapas, kai tu jau nieko nebedarei ir visas tavo gyvenimas tapo lenktynės ir tai, kas su tuo susiję? Aš šiaip buvau savo uždavęs klausimą, kada yra hobis, o kada yra darbas. Tai mano atsakymas, kurį aš susidėliojau savo, ir man jisai turbūt mane tenkina, tai hobis yra, jeigu tu moki pinigus, o darbas, jeigu tau moka pinigus. Tai va, tai man moka pinigus, bet, arba aš pats savo moku pinigus, kaip čia pasižiūrėsiu, turbūt čia toks tarpinis dydis, tarpinis variantas. Kadangi... bet aš taip sakau, kad Lietuvoje profesionalus lenktynininkas yra tada, kada jis nieko kito nedaro, tik tai viskas, kas sukasi, tai yra apie lenktynės. Tai tarkim, tavo verslas toks ir yra dabar. Jo, tai aš tik tai galvoju, kada tai tapo. Šiaip Pitleinas kaip organizacija, tai kurta 2005 metais. O kada metei darbą kitą, nesusijusi su lenktynėmis? Tai žinokit, kad gal kažkada tai turbūt kokių 2003 kokiais, tai reikėtų pagalvoti. Bet 5 jau kai kūrėm, tai jau visiškai full gas buvo. Tai kokių porą metų gal prieš tai. Tai 20 metų turbūt paskutinį. Daug maž kai Subaru atsirado. Jo, Subaru atsirado kokiais 2002. Tai truputį vėliau. Ten pirmi Subaru, tai toksai, kaip sakyti, savo gamybos buvo. Jo, truputį vėliau. Jo. Tai žodžiu, tu apie 20 daugiau negu 20 metų. Tai yra mano darbas. Jo. Kiek tavo manimų tokių profesionalų yra Lietuvoje, kurie tik tai apie tai gyvena, daugiau nieko? Ar yra? Nežinau, tiesą pasakius. Gal tam tikrais periodais buvo. Ne, šiaip Lietuvoje yra tikrai talentingų vairuotojų. Yra ir talentingų vairuotojų, ir kaip čia pasakyti, ir tų, kurie tęsia lenktynės, ir tų, kurie nebelenktyniauja. Nors iš esmės turėjo tikrai labai daug įvairiausių šansų. O kas šiuo metu iš tokių, tai sunku pasakyti, tiesą pasakius.
Žinau, kad kažkaip negyvenu tuo, kad svarstyti, kaip čia kas. Tiek daug pats turi užsiėmimo įvairaus ir tiek gyveni, čia kaip pasakyti, turbūt ne Lietuvoje, o pasaulyje, ten darant sprendimus visokiausius, tai aš turbūt taip nebelabai žinau. Ir pavyzdžiui, Lietuvos ralyje, kurio dalis aš buvau iki 20 metų, man buvo žiauriai svarbi disciplina ir jinai tokia turbūt labiausiai mane palėtė gal kaip lenktynininką. Tai aš turbūt dabar nepažinčiau, tokių 2/3 žmonių. Turit galvoje, kad buvau šitos komunos dalis, ne, ir nelenktyniau, aš 5 metus kokius Lietuvoje turbūt. Jo, apie 5. Jo. Tai va, tai toks, taip gal, kaip čia pasakyti, tiesiog nežinau, kas vyksta ir gal netruputį gaila. Ar tavo lūpomis kalbant nostalgija trupučiuką? Ralis, taip, man ralių yra žiauriai didelė nostalgija. Ir klasikinis ralis, šiaip, mano kraujyje yra. Tai, kad nevažiuoju klasikinio ralio, tai toks, man taip viduj, negaliu sakyti, kad labai skauda, nes jeigu labai skaudėtų, turbūt važiuočiau, bet iš esmės, jis mane palietęs kaip sportas labai stipriai yra. Aš taip, jeigu klaustų manęs, kas man labiausiai patinka, tai klasikinis ralis. Aš jį kaip discipliną taip geriausiai suprantu. O kodėl tu, ta prasme, tu sportuoti pradėjai tada, kai galėjai tai sau leisti? Teisingai, kad tai tau buvo visiškai hobis. Kada ir kodėl tu pasiryžai vis dėlto mesti darbą tam, kad verslas pasisuktų į šitą pusę, į sportą? Kodėl tu priėmei tokį sprendimą? Aš atsimenu, aš kai dabar kalbuosi su gimnazistais, nes labai važiuoju nemažai per gimnazijas Lietuvos. Ir, kaip pasakyti, svarbus man tie žmonės, kurie auga, nes jie Lietuvoje ateities, ne? Ir jie taps profai savo srities, arba bent jau aš norėčiau, kad jie tokiais taptų. Tai nebūtinai lenktynininkais, čia ne apie lenktynės kalba. Tai aš duodu tokį pavyzdį, kad kai aš pirkau savo pirmąjį lenktyninį automobilį, tai buvo mano brangiausias automobilis mano gyvenime. Jisai kainavo ten 37 000 litų, grubiai kokius 8 000 eurų. Tais laikais tai buvo kosminiai pinigai. Šiaip nemažai, tikrai nemažai buvo pinigai, 8 000 eurų. Tai čia 97 metai, beveik 30 metų atgal. Ir paskutinis mano automobilis jis kainavo 100 kartų daugiau negu tas automobilis. Ne litais. Tai čia 8 000 eurų, tai, kaip pasakyti, tai viskas, eurais. 100 kartų daugiau paskutinis kainavo, ten keli paskutiniai. Bet jie man nebuvo tiek brangus, kiek pirmasis, kuris buvo 100 kartų pigesnis. Bet čia yra pradžia, ne? Čia, tai prasme, ta pradžia, jinai tokia, jinai yra žiauriai sunki. Ir kai manęs žmonės klausia, kaip pradės sportuoti, tai ir ypatingai, kada tai yra jauni žmonės, kada, verslininkai, dar kažkaip yra turbūt truputį paprasčiau, bet kada jauni žmonės nori pradėti sportuoti, aš suprantu, kaip tai yra nepaprasta ir nelengva, nes aš pats ten esu buvęs. Tai aš pradėjau lenktyniauti tada, kai galėjau jau užsidirbti pinigus ir dalį savo pinigų turėjau, tai pasirado pirmieji mano partneriai, tai buvo organizacija, kurioje aš dirbau, tai čia buvo Neste Lietuva, pirmam aukšte. Čia turėjau parkingą savo, čia dirbau ir aš buvau reikalingas jiems ir jie manim tikėjo, tai jie buvo pirmieji mano partneriai. Tai nuo to prasidėjo. Bet jo, tik tada, kai aš pradėjau uždirbinėti pinigus. Gaila, nes viskasgi patirtis, ne? Ta prasme, tu gali pradėti lenktyniauti 6-7 metų, su kartingu pradėti važiuoti. Bet kalbant apie autosportą, labai sudėtinga be pagrindo pradėti 6-7 metų, kai tavo tėvai neturi tokių galimybių. Ypač kai tavo tėvai muzikai, tarkim. Muzikai, gydytojai arba kažkas tai. Jokių šansų įsodinti tave į automobilį. Ne, tai viskas apie aistrą, paskui gali pasivyti. Jo, nes ten kažkokie buvo paskaičiavimai, kaip čia pasakyti, pilotai, kurie patenka į Formulę 1, jie jau ten greičiausiai gal ir gauna atlyginimą, beveik visais atvejais, tai jie, kol patenka į Formulę 1, juos ten yra suinvestuota. Aš dabar taip galiu labai stipriai nepataikyti, bet ar ten 5 ar 7 milijonų eurų jau yra tiek sudėta pinigų,
Ir nebūtinai, tu turi sudėti, nebūtinai gausi atgal. Kai kurie gauna tik tai, bet iš esmės, bet nemažiau tiek turi būti sudėta. Tai kažkas turi patikėti pradžioj. Tie patikė arba tėvai, arba partneriai, arba dar kažkas. Manau, šiais laikais iki 10 turėtų būti. Nu, čia sena informacija. Sutinku. Po Subaru. Perėjimas į, paleiskim video 2. Į šitą automobilį jis atėjo natūraliai, tai yra Fabia R5, kad N grupė išmirė, VRC paseno? Šiaip buvo turbūt tokia istorija, kad aš važiavau su Subaru N grupėje, kai buvo ta N grupė tokia kaip po. Lietuvai Subaru nelabai tiko, tiesą pasakius, bet aš kažkodėl buvau toksai labai stabilus ir nesimėčiau jau ten. Visi praktiškai, jau kas net ir anksčiau važiavo Subaru persėdant Mitsubishius. Buvo man atrodo, metas, atsiprašau, kad pertrauksiu, kai tu vienintelis, man atrodo, Subaru vairavai iš tų konkurentų tiesioginių, o visi kiti važiavo su Mitsais. Mitsubishis yra tiesiog, kaip pasakyti, iš jo geriau ten arkliai gaudavosi ir su Subaru tu galėdavai valdyti ir kaip čia, konkuruoti su Mitsubishiu, bet Lietuvoje per geri keliai yra raliui, kai kuriais atvejais ir Subaru tiesiog neišveždavo. Bet aš tiesą pasakius taip ir nesuprantu, kodėl aš nesu važiavęs su Mitsubishiu. Aš net nesu bandęs Mitsubishio, net toks, keista. Aišku, dabar čia R5, Proto ir taip toliau, tai anksčiau tų automobilių nebuvo, ne? Ir buvo arba Subaru, arba Mitsubishi ir viskas. Ir kitokių tiesiog nebuvo. Tai jo, važiavau daug su Subaru. Turbūt gal ir būčiau kažką keitęs, bet tada mes ten turėjome visokių pasaulinių nemažai, ten startų, pasivažinėjimų, keletą sezonų, o ten jau tas Subaru buvo ir pakankamai gal net ir neblogai. Buvo momentas, kai net 2 Subaru turėjom, kai su Irina važiavom, tai ir mano Subaru, ir jo Subaru, tai ten toksai, Čia tas metas, kai ir VRC važiavęs? Ne, VRC, taip, Švedijos etapą, kai važiavom. Kažkaip dabar aš gerai neatsimenu, bet buvo sezonų, kur tikrai labai daug lenktynių mes turėdavom. Važiuodavom. Turėjai ir vieną super kultinį Subaru. Jeigu pažiūrėsim pirmą video, kaip jis atsirado tavo rankose? Kokia čia istorija? Ar tai yra svajonės išsipildymas, ar tiesiog buvo įdomu išbandyti? Tai buvo taip seniai, aš nesimenu, tiesą pasakius, kaip ten nutiko. Net pačiam baisu, iš tiesų, taip nuoširdžiai. Bet kažkaip nutiko. Truputį to automobilio paties istoriją ir galbūt prisiminsi pamažu priežastį. Jo. Aš čia turbūt gal nepasiruošęs atvažiavau iš tas, nežinojau tiksliai apie ką kalbėsim. Ir kai nežinojom, tai kažkaip ir specialiai turbūt ir nesiruošiau. Bet aš turbūt nieko daugiau ir negaliu papasakoti, negu žinau. Tai Subaru, aš atsimenu, iš tas VRC nusipirkau Didžiojoje Britanijoje. Tai buvo toks visiškai kosminis automobilis palyginus su N grupė, su kuria važiuodavau. Tai ten jeigu N grupės automobilis yra automobilis, tai čia yra staklės. Bet toksai, literaliai staklės, kur jungi degimą ir ten pradeda, dar neužvedė variklio, ne? O ten pradeda veikti visokie vožtuvai, oro, ten pneumo sistemos ir visokie toks klaksi pakšį, staklės, staklynas toks visiškai. Tai aš atsimenu, kai pirmą kartą pamačiau, atsivežėm tą automobilį, tai tu galvo tai pradėjo skaudėti, nesupratau, kaip čia galima suprasti automobilį, nesąmonė kažkokia. Paskui ten po pusės metų jau mums ten piece of cake jisai buvo. Iš esmės, paskui kitą kartą, kai ten Hiluxą pamačiau, turbūt Dakaro, tada irgi ten buvo, oi, koks čia sudėtingas daiktas toksai, bet paskui jau priprantė ir vėl toks savaime suprantamas daiktas gaunasi. Tai va, tai taip, nežinau kaip nutiko, bet tai buvo turbūt natūrali tąsa, kad Subaru. Ir buvo labai įdomu ir iš esmės tai, turbūt smagiausias automobilis, su kuriuo man yra tekę važiuoti. Jisai toks, kaip pasakyti, jisai greitas ir turbūt šiais laikais būtų, bet toks, tikras lenktyninis automobilis. Šiaip, jo. Bet jis yra laimėjęs ir vieną ar kelis etapus VRC. Peteris Holbergas su juo važiavo, teisingai?
Ir ar čia buvo tie metai, kai jis laimėjo pasaulio čempionatą? Ne, čia buvo gal, Pietka turbūt laimėjo gal po metų ar po 2. O su šito automobilį Solbergas buvo startavęs Italijos etapą, man atrodo, 1 ar 2 kartus. Tai buvo gaila, kad parduoda automobilį, dabar jau jų, kaip pasakyti, jie kainas ten stipriai kitokias turi, negu kai mes jį turėjom ir pardavėm. Bet jo, sakau, tų automobilio nebeturiu. Norėjau paklausti, ar nesigaili pardavęs. Nu, jeigu aš nesigailiu nieko, nes aš turėčiau gailėtis labai daug ko. Ir ne tik, ką pardaviau ir nepardaviau, bet šiaip gyvenime galėčiau gailėtis labai daug. Bet viskas yra patirtis ir man tai turbūt labai smagu, kad aš galėjau su juo gyventi. Ten turbūt aš bijau sumiluoti, mes važiavom kokius 2-3. Kokį reikėtų pasižiūrėti. Labai gerai, tas EVRC results, ten statistika yra lenktynių. Tu gali pasižiūrėti, kiek metų startavai, kokias lenktynės važiavai, nes ten surašo, nu, taip beveik detaliai tavo visą tą karjeros istoriją. Tai ten, kai man trūksta, tai nueinu pasižiūriu, ką aš ten veikiau gyvenime, kur aš ten važiavau, nes neatsimeni nieko. Ja. Kaip gimė idėja Dakarui? Kodėl tu ryžaisi į Dakarą? Nu, atrodytų visai apie nieką. Tuo metu Lietuvoje jis nebuvo tiek jau stipriai išsuktas, nes tu iš esmės ir išsukai Dakarą. Dakaras turėjo visada savo žiūrovą, jų buvo nedaug, bet buvo tokių, kurie visą laiką stebi, žiūri, mato, labai nedaug tų žmonių, bet tokių iškeitėjusių buvo. Turbūt tas toksai populiarumas visiškas Dakaro Lietuvoje, tai jo, gal dalinai mes irgi prie to prisidėjom. Kodėl? Aš atsimenu, mano santykį su Dakaru, tai aš jį žinojau visiškai visada turbūt, kaip po tokia. Bet jisai manęs visiškai nedomino, man toks kažkoks pensininkų užsiėmimas. Bet kai juokauju, tai metai bėga, nu ir panašu, kad tampi vienaip ar kitaip, turbūt tokiu. Tai pradžioj sakiau niekada neįdomu, paskui sakiau gal kada nors, o paskui pokštai ir gavosi. Reikia turbūt grįžti dar truputį atgal, nes greta savo ralinės karjeros tu dar truputį buvai ir visureigininkas, ne? Papasakok truputį apie tą savo etapą gyvenimo. Nu, aš turbūt, jeigu mes kalbam apie lenktynės, tai mano gyvenime lenktynės buvo žiedinės lenktynės. Aš važiavęs, pabandęs turbūt nemažai ko, bet kur skiria savo laiko. Tai žiedinės lenktynės, offroadas, klasikinis ralis ir ralio maratonai. Tai čia turbūt, tikiuosi, kad gal ir nieko nepraleidžiau. Jo. Tai čia buvo momentas, kai aš truputį, man patiko visureigiai, čia apie 2000 metai buvo, tokie purviniai, tie po mėšlynus ten visokius važinėti. Bekelė, tikra bekelė. Tikra bekelė, tokie, tie trophy reidai, tokie, kur ten greičio labai nedaug, nes per pelkę, kol pravažiuoja, tai čia keletą valandų gali būti per keli šimtai metrų, grubiai juokauju. Tai istorijoje pas mane yra buvę ir Ladogų pora, tai Ladoga buvo tokios kultinės, buvau 2 kartus, gal 2 kartus antras. Vieną kartą antras, nes pirmą kartą, o kitą kartą antras, nes ten, tokia nelaimė nedidelė turėjom ir ten laiminėjom, o paskui vis tiek gavosi kažkaip netyčia, ten prisidirbom reikalų. Bet nesmė, čia taip nutinka. Tai šiaip atsiradimo istorija į Dakarą, tai čia galima būtų pasakyti ačiū turbūt, ne tai, kad ačiū, bet tokia situacija buvo, yra toks Merkys Aukevičius, kuris yra visureigistas ir jisai buvo sugalvojęs kažkada startuoti Šilko kelyje. Šilko kelias, tai, dabar pasirodo Silpų rally, čia tas, kur KGB, Rusija ir taip toliau, bet čia 2000 metai, ten, kaip sakyti, niekas tų dalykų nežinojo, kaip tie dalykai čia vyksta ir kas čia yra. Tai buvo Šilko kelias ir Šilko kelias tai buvo projektas, kuris norėjo būti, kad jisai taptų kaip Dakaras. Ir pagrindinis konkurentas. Į pirmą patį Šilko kelią, man atrodo, ar ne? Jisai norėjo važiuoti į pirmąjį Šilko kelią. Bet tu išvažiavai. Jisai užsiregistravo. Sumokėjo turbūt startinį mokestį ir ten kažkaip jam nesigavo. Ir jisai žmogus būdamas, taupus, Merkys, kaip pasakys, moka su pinigais elgtis. Tai jisai kažkaip pasiūlė, nežinau kaip ten gavosi, bet pasiūlė startuoti man turbūt. Tuo metu, dabar irgi net gaminsiu, kaip ten tiksliai buvo, bet mes ten kažkaip su Saulium turėjom tokį gal nemažą santykį. Jo, su Sauliumi Jurgelėnu. Ir gavosi taip, kad aš nei galvodamas apie tuos reikalus, ten tuo metu buvo pas mane turbūt šiaip ralis pagrindė kaip sportas.
truputį offroadų, bet tas offroadas buvo daugiau kaip pramogos tokios įvairios. Aš paėmiau ir kažkaip tai, sutikau, mes išsinuomavom Oskarą iš Aurelijos Petraičio. Iš Aurelijos Petraičio. Ir startavom. Tai čia buvo 2009 metai, man atrodo, tai buvo pirmas Šilko kelias. Bet iš esmės tai buvo antros lenktynės po Dakaro, tokio tipo. Ten aišku, Dakaras ten dievai visiškai, bet Šilko kelias irgi buvo labai stipru. Tai va čia taip gavosi ir sakau, gavosi visiškai netyčia, nes tiesiog pasakė, žiūrėk, gal jūs norėtumėte, čia va ir galimybė, čia dar kažkaip tai, ne? Ir mes va pabandėm. Tai 2009, paskui 2010 metai antrą kartą su kitu Oskaru ir kitą išsinuomavom iš Aurelijos Petraičio. O paskui jau pirmas Dakaras jau mano nutiko 2013 metais. Tai va, tai daug dalykų gyvenime nutinka tokie kažkaip santykinai netikėtai, nebūtinai planuotai, bet va... Tai tas Šilko kelias tave ir paskatino pravažiuoti dar sunkesnės lenktynės, kažkaip užkabino? Šilko kelias iš esmės tai yra formatu, tai toks Dakaras. Labai artimas. Labai artimas. Ir kažkaip, nežinau, mes ten kažkaip užsikabinom, tada jau kai pravažiuoju Šilko kelią, irgi čia, kaip pasakyti, 2009 metai, pirmas Šilko kelias, aš turiu dar nuotrauką, ne? Tai dabar, kai matai mūsų komandą, ten, nežinau, ten 2 sunkvežimiai, ten naujausia technika, toksai, žinai, žmonių ten kažkoks kiekis yra, ne? O turim nuotrauką, pirmas Šilko kelias, tai Oskaras, Toyota Land Cruiseris kaip techninis automobilis ir viskas, ne? Ta prasme, ir viskas, ir nieko daugiau nėra. Tai, lengvas visureigis, kitas visureigis šalia ir viskas, mes čia lenktyniaujam. Tai toksai, žinai, yra kelias truputį nueitas per tą laiką ir kokia ta komanda, ir tos žinios, ir technika, kurią mes turim, tai toksai... Gerai, visiškas kosmosas, jo. Pirmas Dakaras tavo, kaip tu ten atrodai, nebuvo lengva, ar ne? Pažiūrėkim 7 video, man atrodo, čia pirmo Dakaro. Antras Dakaras. Ne, čia antras Dakaras. Bet iš esmės tai tas pats Oskaras, tas pats automobilis, tai jisai jau ten buvo truputį dar patobulintas. Tai į pirmą Dakarą, kaip mes išvažiavom, tai, kaip pasakyti, tai, dabar žiūrint, tai juokinga. Taip. O nebuvo graudu? Kiek kartų pirmam Dakare galvojai, ką aš čia veikiu? Žinokit, pirmam Dakare buvo taip blogai, kad ten jau ką aš čia veikiu, jau, ta prasme, jau nebuvo energijos galvoti nieko iš viso. Kažkaip 4 bandėm mes pasiekti tą finišą. Tiek istorijų. Ar čia buvo Pietų Amerikoje, ar ne jisai? Jo, čia buvo Pietų Amerikoje. Čia buvo tada, kai Biesas išpirko visus priekinius stiklus iš Pietų Amerikoje. Ne, pradėkime nuo to, kad Oskaro priekinis stiklas buvo Faetono. Faetonas. O Faetonas yra toks automobilis, kurio nėra Pietų Amerikoje, tiesiog, ne, tai mes turėjome kažkiek priekinių stiklų, aš taip nepasakyčiau, bet Biesas gal žinotų, tai mes kiek jų turėjom, tiek sunaudojom, o paskui mes jų tiesiog neturėjome, tų stiklų nėra, ta prasme, Pietų Amerikoje žemynė šitam nėra, nes nėra tokio automobilio, Faetonas yra didelis daiktas, ir ten darėm tokį tanką ten, ta prasme... Ką naudojat vietoj priekinį stiklą? Kieno? Pradžioj bandėm naudoti organiką, bet tai buvo labai bloga mintis, nes organika, kol tu naujai įdedi matosi, bet vieną kartą ten kažkas nutinka, perbraukia valytuvais ir tada nesimato nieko. Bet literaliai, ta prasme, manau, kad tankė yra geresnis matomumas, negu mes ten važiavom. Tai... Bet, važiavom taip, o paskui, atsimenu, kad dėjo Mitsubishi L200, stiklas stipriai mažesnis, bet man ten davyrino įvairių metalinių tokių plokščių. Iš įvairių pusės jisai mažesnis, bet jau ten stiklą turėdavom. Tai toks, juokingas tas vaizdas buvo, ten Oskaras tai toks kaip Mad Maxas buvo, ten sulopėtas iš visų galų, ten buvo labai blogai. Tai po pirmo Dakaro aš būčiau galėjęs drąsiai, parašytų 5 knygas ir kiekviena iš tų 5 knygų, pirmo Dakaro, tikrai būtų įdomi, nes mes tiek istorijų turėjom, kad ten kiek kartų vertėmės, tai aš tai jau tiesą pasakius, taip net nepasakysiu, bet žinau, kad oficialiojoje buvo mažiau vertimų, negu jų buvo iš tiesų, nes jau ten jau per daug, ta prasme, jau nebepatikė žmonės, kad taip galima. Tai faktas yra tas, kad
kad aš dabar, kai žiūriu, tai tiesiog mes į pirmą Dakarą išvažiavom su tokiais labai rožiniais akiniais, labai daug ambicijos mes čia tai parodysim ir, nu, ir ne taip reikia važiuoti Dakarą. Ta prasme, tai per tuos 12 metų, nes 12 kartų esu buvęs Dakare nuo to laiko, tai manau, kad šiek tiek išmokom jau. Ir jo pirmas Dakaras ir paskutinis Dakaras, tai yra, nu, jeigu paskutinis Dakaras tai yra visiškai drausmės toks rodiklis, mūsų komandai, dėl to ir rezultatas yra, tai pirmas Dakaras buvo toks pavyzdys, kaip nereikia daryti, bet mes išgyvenom. Bet Oskaras ir pats iš savęs nepasižymėjo kaip labai gerai valdomas automobilis, teisingai? Tokia istorija, aš atsimenu Šilko kelyje, antrajame, mes kažkaip finišuojam, prie manęs prieina Vokietijos ralio čempionas, toks Matijas Kalė. Matijas sako, nu Benediktai, bet sako, kaip tu, sako, drąsiai kampus kirti, nu rezinį, tipo, posūkiuose su tuo automobiliu, sako, šakės, jis ten stovėjo, nu finišavo, stovėjo, žiūrėjo, nu sako, žinai, sakau, aš tai norėčiau, sakau, pataikyti tos posūkius, bet sakau, jis nesivairuoja, tai ten daugiau mažiau tiesiai važiuoja ir tiek žinių. Tai šiaip, nu, Oskaras yra Latvių kūrinys, Andrės Dambis yra sukūręs tą automobilį ir tikrai sudėjęs labai nemažai įdomių sprendimų. Čia principas yra labai gerai parodantis ir mes, man atrodo, išmokom tą pamoką, bet paskui daugelis žmonių dar visgi bandė sukurti savo automobilius. Tai sukurti automobilį yra vienas dalykas, bet išmokyti jį greitai važiuoti ir būti patikimu yra kitas dalykas ir dažnu atveju sudėtingesnis ir brangesnis negu sukurti konstrukcišką automobilį, ne, kad jisai būtų ratai, važiuotų ir visą kitą. Nes tas yra dalykas labai svarbus. Tai Oskaras buvo žiauriai tvirtas, bet, nu, kaip pasakyti, bet toks tikrai, ten būtų reikėję dar labai daug su juo dirbti, kad jis išmoktų važiuoti greitai. Bet buvo tvirtas, taip. Kiek tu 2 Dakarus pravažiavai su Oskaru? Ir tada 8 video ir tada kažkaip tai turbūt natūraliai atėjo mintis persėsti į Toyotą. Kai ryžaisi 3 Dakarui, jau žinojai, kad nori kažko tai normalesnio? Ne, tai aš jau norėjau turbūt ir pirmajam Dakare su normalesniu kažko važiuoti, bet, nu, tuo metu, kaip pasakyti, vyko transformacija ir pačiam Dakare automobilių ir po pirmo išvažiavimo į Dakaro atsirado Dakaro populiarumas, Lietuvoje tai jau atsirado ten galimybių ir partnerius, kaip pasakyti, vienokius ir kitokius surasti ir taip toliau. Tai jo, Toyota buvo mano toks turbūt, nu, pirmas tikrai labai profesionalus automobilis, kurį mes nupirkom. Tai dabar, kai žiūri tą OTB pirmąjį Hiluxą ir matai mūsų paskutinį Hiluxą, tai supranti, kad ten irgi, prasme, nu, apie nieką tas automobilis buvo palyginus su to, ko mes važiuojam dabar, bet tai jau buvo, nu, tikrai profesionalus daiktas. Kas buvo brangesnis? Impreza VRC ar šitas dakarinis, pirma dakarinė Toyota? VRC tai mes pirkom ne naują automobilį, o šitą pirkom naują. Bet jeigu mes kalbėtume apie kainas, nu, tai turbūt dabartinė VRC kainuoja... Daugiau negu milijoną, ne? Nu, žiūrint vėlgi kokią, ne, ten Toyota vienas dalykas, okei, jų neparduoda. Bet, nu, okei, dabar gal ir brangesnė, gal ir visada gali būti panaši arba brangesnė. Nuo kitų metų bus pigesnė, nes neliks hybrido. Turėtų būti. Atpiks, ko gero. Nu, bent jau šiek tiek apie tai. Žiūrėk, netpiks. Dėl VRC gali būti ramos, netpiks. Jų nėra prekybai. Netpiks. Gerai, kita tema tokia labai plati, kur tu irgi visko išbandėjai begalę, tai yra šturmanai, teisingai? Ar skaičiavai kada nors, kiek šturmanų esi turėjęs skirtingų? Aš nesakyčiau, kad... Okei. Daug palyginęs. Ralis, Bekelė, Dakaras. Jo. Aš Dakare turėjau ką, mes važiavom, startavom su Saulium, ne? Tada buvo Sebastianas Razvadovskis. Andrėjus. Tada Saulius Andrėjus, tada Sebastianas, tada Filipė. Ir Kuldaras, nu tai 5. Ir 5 tautybės skirtingos. Su kurio sunkiausia? Su kurio sunkiausia? Kaip su tauta? Oi, kad, man atrodo, kad gal tauta tai, nu yra turbūt, kaip čia, kalbom, kuriuom tu kalbi. Tai su Saulium lietuviškai,
su Andrėjom, nu tai rusiškai, nes, kaip pasakyti, išmanau, su Kuldaru, Filipe, Sebastianu angliškai. Bet mano, pavyzdžiui, ralėje tai stenograma visą laiką. Nu, ne visą laiką, aš pradėjau turbūt nuo rusiškos stenogramos, bet paskui greitai persikvalifikavau į anglišką ir, nu, man, kaip pasakyti, man sportiniam automobilė kažkaip anglų kalba yra toks visiškai normalus reikalas. Tai, aišku, su Sauliu nepradėtum angliškai turbūt kalbėtis, nu, vat, kelią pasakoja, bet jeigu tai būtų stenograma, tai jo, tai angliškai būtų. Bet aš turiu omeny, dar pridėti, kaip Irina, ne Irina? Irina, jo. Dar ir Irina, tai Andrėjus Baltarusis, Irina buvo Ukrainietė. Tai va, kiek tautybių esi išbandęs. Kuris yra sunkiausias kaip charakteris, kaip tauta? Negali pasakyti? Nežinau, šiaip tai aš labai džiaugiuosi, kad renkant šturmanus aš taip neapsiribodavau vat, kiemu. Ne, nu, prasme, kiemas, tai, nežinau, čia Vilnium arba ne, arba ten Lietuva. O žiūrėdavai gerokai plačiau, tai taip man turbūt kaip sportininkų tai šiaip davė labai, labai nemažai, nes nu, tu pamatai kitokių mokyklų, kitokių požiūrių ir toks tas kažkaip, nu, sakau, man automobilių sportas tai toksai dabar visiškai pasaulinis reikalas, ne? Kur jeigu reikia daryti kažkokius sprendimus, tai tų sprendimų dažniausiai Vilnių nedarai, ta prasme, tu darai tus sprendimus kažkur kitur. Nes kas yra automobilių sportas, tai yra nišinis reikalas pasaulinis, bet pasaulis, kadangi yra nemažas, tai nors ir nedidelė niša, bet per pasaulį tai yra nemaža. Tai toksai, nu, pagrindinis turbūt ir labai džiaugiuosi, kad, kaip čia pasakyti, kad, nu, neužsidariau, bet savam kieme jo. Ir mes pakankamai anksti supratom, kad automobilius reikia pirkti, o ne gamintis patiem, ne, nes, nu, gali gamintis, bet nu, nėra tokių resursų iš esmės. Nu, tavo Oskaras tai labai gerai parodė. Gerai, o vyrai ir moterys šturmanai, yra kažkoks tai skirtumas? Nu, bent jau rato keitimo prasme, tai tikrai yra. Bet šiaip, nes tu ir 3 moteris turėjai skirtingas šturmanės, teisingai savo karjerai. Greta buvo ir Agnė. Agnė ir Irina, jo. Jo, tai šiaip mes dar Dakare kalbėjom su Ilka kažkada, tai Minor. Jo, senoviai, gilioji senoviai. Nu, žala nuskynė šitą reikalą. Jo, paskui Vaidas jo su jie pravažiavo ten kokias lenktynės. Jo, tai va dar su Ilka buvom bendravę. Tai šiaip moteris tikrai atsakingesnis sutvėrimas negu vyras. Nu, iš principo, kruopštesnis, atsakingesnis. B, dažnu atveju yra lengvesnis. Ne? Nu, vat ir čia turbūt pagrindiniai dalykai. Jeigu ratus keistis, tai aišku, gal su vyru truputį paprasčiau, bet nu, čia visada tu gyvenime, kaip pasakyti, renkies ir žiūri. Bet man kažkaip tai turbūt atsakomybės failas buvo labai, labai svarbus. Nors, aišku, šturmanai vyrai irgi, jie dažniausiai atsakingi būna. Jeigu geras profas šturmanas. Jeigu profas šturmanas, okei, šturmanų įvairių esu matęs. Aš tikiu. Daug galėčiau papasakoti apie šturmanus ir mano, ir nebūtinai mano, nu daug visokiausių istorijų, ne, bet... Nu, pradedant pačiu pirmuoju tavo ralyje su Civicu, kai važinėjai. Nu, šiaip aš pradėjau savo ralio karjerą, tai aš 2 ralius pravažiavau šturmanų pas Fedė, pas Vytautą Federavičių. Amžinatilsį, jo. Tai Vytas, nu, legenda yra iš principo toksai, ten šiaip patrakęs pilietis ir tai va, tai pasigavau tokią, nu, labai gerą mokyklą. Ir jisai iš esmės tai turbūt, nu, kaip pasakyti, kaip lenktynininkas, tai gal sunku būtų įvertinti, bet jisai tikrai buvo geras kaip šturmanas ir tikrai turėjo tos patirties. Tai va, atsimenu istoriją, kad vieną ralį važiavau su Edvinu Pagirsku, tai juokavau, kad tuo metu buvo, tai ten buvo linksmų istorija, o jo Edvino pravardė yra Turbo. Tai sakau, tais laikais aš važiavau su Subaru Twin Turbo, vat kaip tik rodo, Twin Turbo Subaru tuo metu buvo, nes 2 turbinos. Tai jo, tai Pagirskas turbina, jisai toks, nu, senos kartos šturmanas. Stiprus? O ką? Stiprus? Visom prasmėm. Linkėjimai Edvinai, jeigu žiūri. Jo. Turbūt jaunos kartos lenktynininkai gal nežino, bet jo.
Gerai. Klaidos, neišvengiamas dalykas. Tiek ralyje, tiek bekeliai, tiek reidė ir niekur nuo to nepabėgsi. Nuo ko jos priklauso, kieno dažniausiai klaida būna, jeigu tu ją padarai. Nu, tarkim, pažiūrėkim trečią video. Čia tavo pirmas Dakaras, čia vienas iš 14 stogų. Nu, čia čia buvo stogas, tai buvo tarp kitko stogas, mes vertėmės, tik tai sugebėjom nenukristi nuo kelio, nes buvo toksai, čia šiaip, taip, nu, iš kurio kampo pasižiūrės, bet tikrai aukštai, ta prasme, aukštas reikalas, jeigu būtume nukritę, tai nesu tikras, ar išgyventumėt, mes sugebėjom verstis, va, ant šito siauro keliuko, nu, ir automobilis va taip sustoja, tai... Na gerai, nu čia taip nesimato, bet tai buvo taip karšta, aš čia buvau praradęs sąmonę, aš tiesiog aš neatsimenu, kas ten atsitiko. Aš neatsimenu, kas atsitiko, bet vat, ten prasibundu ir vat, matau tokį vaizdą, bandau važiuoti, automobilis nevažiuoja. Sakau, Sauliau, pasižiūrėk, kas ten, nes man kažkaip durys neatsidaro. Jisai, sakau, kas pas mus ten po ratais, jisai atsidaro durys, sakė, nieko, nu sakau, baigčiau jokus, mes čia lenktyniavam, žinai, varom. Nu, sako, nieko nėra, sako, aš ten matau apačioje vandenį kažkur, tai, žinai. Tai buvo tokia istorija mus ištraukė. Taip, pavarg, nu, ta prasme, nėra veido. Jūs čia neveido. Aš neatsimenu to momento iš principo, nu, mes čia buvom, bet... Pirmas Dakaras buvo žiauriai sunkus. Tai va, kalbant apie klaidas, tai... Va, 12 video, tarkim. Jo. Tai, nu, šiaip per gyvenimą esu išmokęs, kad šiaip tai yra, čia vienas iš kartų, kai mačiau per priekinį langą, nu, vieno iš daugelio kartų, bet kai matai, vat, per priekinį langą kelią, tai supras, kad nieko gero jo. Na gerai, čia irgi pavyzdys toks, kur, nu, čia ne tik, nu, sudėtinga išvengti to, jeigu važiuoji greitai. Nu, bet čia klaida ralyje, klasikiniam ralyje. Kas tai dažniausiai būna? Šturmanų, jeigu paklausia, tai jie atsakys taip, kad, nu taip, sako, kai lenktynės laimi, tai lenktynininkas geras, o kai kažkas atsitinka, tai arba šturman, arba techniko klaidos. Tai va, tai čia turbūt tokia tiesa, bet šiaip tai aš per gyvenimą esu išmokęs, kad tai yra, nu, visgi komandos reikalas vidinis ir yra komandos klaidos, mes tai vadinam. Bet šiaip yra labai įvairu. Kartais gali suklysti turbūt ir šturmanas, kartais vairuotojas gali būti per optimistiškai nusiteikęs, kad jisai ten įveiks vieną arba kitą posūkį. Tai nu, čia tokie turbūt įvairūs dalykai, bet kalbant apie klaidas, tai pagrindinis dalykas automobilių sporte, ką aš esu išmokęs, žmonės klausdavo, nu, kaip tu po kažkokio didelės avarijos, ne, kaip tu nebijai paskui startuoti. Tai aš irgi savo uždavinėjau klausimus ir supratau, kad tu privalai suprasti, kas atsitiko. Kai tu supranti, kas atsitiko, tai tau tiesiog nereikia to kartuoti antrą kartą. Ne? Ir viskas, nėra baimės, nes jeigu tu nežinotum, kodėl atsitiko, tai tada gali atsirasti baimė. Tai pagrindinis dalykas yra analizuotis, kodėl taip atsitiko. Bet tu būni po didesnės avarijos kažkiek lėtesnis ar ne? Nu, su metais turbūt tu iš esmės tampi toks, kaip pasakyti, tu geriau supranti pasiekmes visko. Ne? Ir gal supranti kainą tų visų reikalų. Ne? Kad čia neturint patirties atrodo jūra iki kelių, bet paskui labai skauda. Ir tas skauda tai ne tik tiesioginė prasme, gali būti ir tiesioginė, bet ir perkeltinė prasme, ne? Nes turi išsilaižyti. Ten kiekvienas krešas, nu, jisai yra čiauriai dideli pinigai. Šiaip, jo, ir pinigai, ir sveikata, ir nepasiektas rezultatas, daug visokiausių dalykų. Jo, tai... bet žiūrėk, per tuos metus atėjo kažkoks metas, nu, žiūrėk, kai pradėjai važiuoti ralį, stogas buvo daug, labai stogų savo gyvenime esi turėjęs, ar ne? Bet kažkada su metais jų pradėjo smarkiai mažėti. Kalbant apie klasikinį ralį, nu, okay, Dakaras yra daug netikėtumų ir ten jau, ką matai, tą dainuoji. Bet klasikiniam ralyje ar atėjo kažkokia branda, meistriškumas, suvokimas? Man atrodo, kad, nu, šiaip jeigu panalizuotum visus ten kažkokius didžiuosius sportininkus, nu, tai jie visi savo laiku pridaro pakankamai nemažai klaidų. Nu,
tu per avarijas tu mokaisi greičiausiai. Tu gali išmokti ir be avarijų, bet tiesiog yra gerokai ilgesnis kelias. Tai per avarijas tu mokaisi, ta prasme, nu ir šiaip mokaisi pakankamai nemažai. Nu, aišku, kaip pasakyti, kartuoti tas pačias klaidas yra kvaila, bet pirmą kartą tu vis tiek turėjo pasidaryti, vienaip ar kitaip. Tai va, tai man atrodo, kad nu, mano atveju taip, tų avarijų yra buvę, bet taip labai gerai paanalizavus, tai nebuvo jų ten kažkaip daugiau negu pas gerą rimtą hebrą, kuri važiuoja, žinai, tai nu, visi pereina per tai, jo. Klausimas yra, žinai, nu kiek tu važiuoji dar prie visų gero turbūt. Jo. Tarkim, vat keletą gal galim prisiminti, tarkim 13 video turim. Gali papasakoti? O, čia buvo... Nes čia skaudžiai labai atrodo. Čia žiauriai... Šiaip tai šitas video YouTube, man atrodo, yra Šiškausko daina Išbarščiau, aš tave išvaiščiau, tokia nu, šlageris. Ir čia iš tiesų ir ta daina groja Išbarščiau, aš tave išvaiščiau. Žodžiu, tas Subaru toksai kaip po aviakatastrofos, pilna detalių visą pievą. Tai čia turbūt prodrivinės gal netgi mūsų Subaru ant grupės. Ir čia buvo turbūt gal koks nors Vilniaus ralis, palei Vilnių greičių ruožas, atsimenu, žiauriai greitas ir mes ten kirtom dešinį kampą, kokių gal ten 160 km/h greičiu, 170 važiuojant, bijau sumeluoti. Ir ten buvo naujai supiltas reikalas ir taip nepraskaičiavom, kad pradups kelias tam tikroje vietoje ir su apsauga pataikėm atsitrenkėm į kelią, jau ten ir amortizatorių neužteko ir tada jau ten tapom keleiviais. Nu tai va tą kartą aš tikrai atsimenu, kadagi tu baigsi čia vartytis, ten toksai ir vartomės ir toksai galvoju, nu kada. Bet vat kai avarija, nu tarkim, taip. Koks yra jausmas? Kas pirmiausia, nes tos sekundės, kad ir kelios sekundės, jos būna labai ilgos, ar ne, išsitęsia. Kas sukasi galvoje? Ar skaudės, ar kainuos, ar prisidirbau, ar ką aš čia veikiu, ką man to reikia? Aš galiu papasakoti schemą, kaip veikia šiaip pas visus žmonės tas dalykas. Tai visų pirma, kai atsitinka ekstremalus nutikimas, o ekstremalus nutikimas tai yra avarija, šuo puola, kur bijai, kad gali kasti, meška, aš nežinau, ten gyvatė kokia nors, žinai. Tai arba mes ten sapnuojam, ne, ir tu nori lyg pabėgti, kaip suakmenėjęs atrodo, ne. Tai kas nutinka, tuo metu įsijungi tavo pasąmonę. Tavo pasąmonė yra greitesnė už protą arba už sąmonę 70 000 kartų. 70 000 kartų, ne, nu grubiai. Greitesnė ir automatiškai, kad tu per sekundę turi 70 000 sekundžių, ne? Dėl to tau atrodo, kad įvyksta avarija, žmonės sako, gyvenimas prabėgo per akis. Kaip, ne, 2 sekundės, 1,5 sekundės avarija vyksta. Ne, tu tiesiog tuo metu tau gali prabėgti kas nori, nes tavo gebėjimas pasąmonės yra gerokai greitesnis. Čia ir, nu, tema tokia, pavyzdžiui, profesionalūs, tikrai profai lenktyniauja pasąmoningai. Ir, nu, jie turi daugiau laiko galvoti. Tiesiog, ne, labai paprastas dalykas. Tai tuo metu įsijungia pasąmonė ir dėl to labai ilgai viskas vyksta. Ten tikrai, nu, kai varčiausi ten toj pievoje, ne, čia ką jūs rodėt, tai aš labai gerai atsimenu, kad vienas dalykas atsimenu, kad tokios jėgos buvo, kad mano ranka išskrido pro langą. Ir aš suprantu, kad aš savo raumenų jėga negaliu jos įtraukti. Ir jisai automobilis vartas ir aš galvoju, brač, kas bus, jeigu jisai netyčia man nutrauks ranką, žinai. Tai aš atsimenu, kad pasigavau ranką su kita ranka ir kažkaip įsitraukiau į vidų. Nu tada jau laikiau prie savęs. Tokios, ta prasme, tos užsiėmimas mano buvo čia tuo metu vartymosi. Tada jau galvoju, nu gerai, kada čia baigsis visi reikalai. Tai tuo metu, nu, kažkaip nežinau, apie tai, kad kiek ten pinigų kainuos ar tam taip toliau, tai niekada nebūdavo. Man visada yra labai svarbu, žinai, nes tai yra šturmanas, tai yra žmogus šalia, už kurį tu esi atsakingas. Tai va, turbūt pirmas klausimas, kaip sekasi, kaip gyvenam, žinai, kuris yra. Tada antras klausimas dažniausiai būna, kur mes stovim, ar net važiuos kažkas dar į mus. Nes irgi yra buvę, kai mes užtaikome medį, dar kažkas į mus dar įvažiuoja. Papildomai iš paskos. Turim ir tokią istoriją. Pasikalbėsim dar apie tai. Jo, tai yra buvusių visokiausių istorijų, o paskui visą kitą. O tarp kitko, va šitoj vietoj, tai mano tikrai buvo žiauriai didelis smūgiai apkrovas. Aš buvau praradęs regėjimą.
Man kvietė greitąją, vežė į Lazdynus, kaip dabar atsimenu, ten kažkaip jau važiuoti į Lazdynus atsirado tas regėjimas, bet buvo tamsu galvoti, ten matyti buvo prasileidęs kažkokį gerą smūgį. Prisiminkim dar vieną, ketvirtą video. Tai va čia šitas, kai mus dar papildomai buvo įvažiavęs. Čia tu įvažiuoji. Čia čia gal 160-170 km/h greitis ir paskui kažkurio metu greitis 0. Kitaip tariant, medis, kuris lieka stovėti, tu jį atsitrenki. Čia tiek viena, tiek kita avarija yra su Ramūnu Šaučikovu, mano šturmanu. Irgi buvusiu, tai čia tokia, va šitai medė irgi tokia, Man atrodo 11 video, kurį, bet čia yra pratęsimas šito. Ar? Jo, čia yra, pratęsimas, kur tikrai esi išmokęs, kad, kaip pasakyti, kad automobiliai gal geriau, kad gerai stovėtų, nes ten ir taip stipriai nukentėjo tas Subaru, tai ten dabaigė. Mums jie atsirėmė. Man atrodo, po šio smūgio lūžo lankai, ar ne? Ten gal ir po pirmo lūžo lankai, nes į medį mes taip užtaikėm, kad šiaip labai pasisekė, kad Ramūno neperdurė lankai, nes lankai trūko, jie įsirėmė, ir matyt, melinėjam padarė, bet visą laimę, kad, kaip ten pasakyti, šonkauliai, bet ne kiaurai šonkaulius, tai sumušė, bet nepraskrodė, nes tai galėjo baigtis ir labai tragiškai, ta istorija. Automobilių sportas nėra pats saugiausias daiktas. Automobilių sportas gali būti pavojingas, jeigu tu elgiesi jame neišmintingai, tai turbūt taip reikėtų sakyti. O šiaip jisai, šiaip pavojingai yra daryti, ko nemoki gyvenime, tai turbūt taip. Pažiūrim dar 5 video. Pririnkiai iš visokios? Trupučiuką. Čia irgi iš pirmojo Dakaro, man atrodo, bet čia ir stogas turbūt vienas iš pačių pirmųjų. Žiūrėkit, mes pradėkim nuo to, kad čia yra pirmas greičių ruožas po prologo. Ne? Mes atvažiavome, čia aš, matau, čia visiškai neveikia tas Oskaras, ten amortizatoriai, čia jisai šiaip virstis neturėtų, bet tiesiog, kaip pasakyti, toks automobilis, aišku, čia ne automobilio bėda, vairuotojas neįvertino, ką gali daryti automobilis, bet šitas Dakaras, šitas video, jisai labai gerai, kaip pasakyti, man primena. Į pirmąjį Dakarą mes išvažiavom, kaip dabar atsimenu, prologė, 30 kg ar kiek jis ten buvo. Atvažiavom 18. Čia lietuviai nebuvo tokių rezultatų padarę iki tol. Gal dabar bijau sumeluoti, buvo gerą labai rezultatą padaręs prologė Lekavičius kažkada. Bet nesmė. Žodžiu, mes ten pirmą kartą Dakare nieko nežinom, stovim 18 aplinkui, Nasiras, ten tokie, žinai, kaip pasakyti, mūsų buvo paskutinis numeris, ar ten antras nuo galo, kai mes atvažiavom į Dakarą. Čia tu stovi su visa greitinėlė, čia rimta hebra, visi žiūri tave, nesupranta, kas čia per automobilis, kas čia per žmonės, kas čia tokio, žinai, tai čia sparnai, žinai, kaip užaugo. O šitas daiktas yra pirmas greičių ruožas, kokie, nežinau, gal 3 km nuo starto. Ir pirmas, žodžiu, blynas, stogas ir tada prasidėjo mūsų Dakaras. Tai ten toliau pavažiavus irgi, čia daug klaidų iš tam video matosi. Apsivertėm. Ir toliau važiuoji, kur tu važiuoji, ta prasme, šiaip tai, čia tokie ralistai atseit, žinai, mes. Čia iš klasikinio ralio. Jo, nes šiaip tai turėjai išlipti, pasižiūrėti, kas yra su tavo automobiliu, nes dar ten tavęs laukia 400 km priekį, jeigu taip plat išvažiuoji, tai tu tuoj sustosi, tik tai sustosi sugadinės dar daugiau visokiausių reikalų. Tai man atrodo, kad ar ne čionai ir buvo taip, kad mes varom, ten kadangi paskui teko sustoti, išsiimti stiklą, išsiėmėm stiklą, tada automatiškai aerodinamika pasikeitė. Ir kažkaip varom ir taip pakeliu akis ir kad į dangų matau, bet galvoju, palauk, kažkas negerai. Čia kaip tam anekdotė, kaip daktaras Watsonas su Sherlocku Holmesu, žinai, guli palapinėje ir sako, klausyk, kaip čia, Holmesas Watsono klausė, sako, kaip tu galvoji, daktarė, ką jums sako tas dangus mėlynas tamsus? Jis sako, žinai, čia gal rytoj šalna bus, ne, sakė, mūsų palapinę pavogė. Tai aš ir taip žiūriu, galvoju, kad stogas, žinai, kur jisai. Ir suprantu iš karto, kad atsarginių detalių stogo nėra, ir tada gėdingai čik apsisukai važiuoja ieškoti stogo, nes nėra detalių. Greičio ruože važiuoji, tam susirandi stogą, tada kur įdėti, nei tu susipakuosi stogas, didelis daiktas. Tai ten tada kažkokius vietinius indienus pagavom, jie ten sutarėm, kad už 400 km nuveši bivaką, nuvežė, nepatikėsi. Ta prasme, tokių
Oi, čia Pirmas romanas iš pirmo Dakaro. Daug visokiausių dalykų. Tai. Gerai, dar vienas 6 video irgi iš Dakaro, irgi klasika tapęs memų. Žiedelį obelų, taip tyliai krinta ant takų. Nu, jau koko, bet memų tai labai daug yra sukurta. Gerai, kad humorą suprantu, tai man labai pačiam irgi juokinga, tiesą pasakius. Tiek išbaršiau tave išvaiščiau, tiek šitas, tiek daugybė visokiausių kitų. Bet tai didina tavo populiarumą lygiai taip pat. Tai, nu, okei, čia, kaip pasakyti, kas yra populiarumas, ar kam tai yra reikalinga, bet čia turbūt gal neišvengiama dalis, kad žmonės kūrė, jeigu esi matyt kažkiek įdomus arba, kaip pasakyti, dabar kažkiek žinomas. Tai... Bet tarkim apie tą vietą, apie tą stogą, kaip, kodėl ir kas? Tiesiog per optimistiškai, nes ten turėjo šturmanas pasakyti, kad tai bus, ar kaip tu? Nu, kaip pasakyti, šiaip čia tai konkrečiai buvo turbūt Filipės tokia kaip ir klaida, bet negalima sakyti, kad tai yra Filipės klaida, nes ralio maratonuose, nu, tu matai, ką važiuoja, ne? Tai čia, nu, aš kaip mes analizavom šitą avariją, kad suprasti, kas atsitiko. Bet ten buvo taip, kad aš gavau informaciją, kad tai yra 4 ar 500 metrų ir bus dešiniau truputėlį, sakysime, toks nusukimas dešiniau. Kai žiūri iš sraigto vaizdą, tai tu matai, kad vėžės nueina į dešinę, o mes važiuojam tiesiai, ne? Tai aš gaunu informaciją. Gerokai. Ir, nu, ten 400 ar 500 metrų, dabar neatsimenu tiesiog, ne? Kad bus dešinys posūkis. Ir po 3 sekundžių yra tos vėžės. Aš jų tiesiog net nepamatau, ne? Nes nu, pusę kilometro tai tu turi pavažiuoti pakankamai nemažai, kad jau pradėtum jų ieškoti. Nu ir aš ta prasme, ir ten reliefas toks, kad realiai tos nusukimas vėžių nelabai matosi, ne? Tai toksai staiga tu matai, kad nėra vėžių, staiga tu pamatai griovį ir tada tu supranti, kad tu jau keleivis, ne? Nes greitai, su kuriuo tu atvažiuoji, nu, neturi šansų, ta prasme, tu neturi šansų įveikti to griovį, ne? Vadinasi, tampi keleiviu ir ten kaip viskas baigsis. Tai ir pamatai. Tai čia šio konkrečiu atveju, tai, nusakysim, Filipės reikalas, bet iš kitos pusės aš turiu prisimti atsakomybę, kad, nu, čia yra ralio maratonas, ne? Ir jeigu tu varysi kaip ralyje, tai tu nefinišuosi, tiesiog nefinišuosi. Vat mes tą labai gerai įrodėm. Per tuos 30 beveik metų lenktyniavimo daug esi istorijų turėjęs, ar ne? Daug knygų galėtum parašyti, daug anekdotų papasakot? Kas baisiausia, tai aš nebeatsimenu. Man, ta prasme, būna, kad kolektyvas primena istorijas, kurių aš jau turbūt niekada nebūčiau ir atsiminęs. Ir tai pasakoja, man pradžioj būna taip, tikrai, paskui tikrai buvo ir tai pamiršau jau, suprantate, tai nu, knygas reikia rašyti ten tuo metu, kai vyksta reikalai, nes paskui ten tu nebeatsimeni. Aš manau, kad aš turbūt papasakočiau kokių 10 istorijų, kuriuo esu turėjęs, ne, turėjau žiauriai įdomių ir tikrai, nu, labai įdomių, aš jų tiesiog nebeatsimenu. Tiek jų yra įvairiausių buvusių. Tai... 10 foto pažiūrim, manau, kad čia yra irgi istorija, kuri vyksta šiuo metu. Kaip tu sugalvojai nuomoti savo automobilį kitiems? Nu, čia yra gamyklinė komanda, čia yra Setas Quintero, čia yra Portugalija, pasaulio čempionatas. Aš gal nesugalvojau, mes tiesiog... Nes ir Naseroje esi paskolinęs teisingai. Jo. Nu, tai čia yra turbūt taip, kad mes kaip komanda, vat, nu, sakau, pirmas Dakaras, ne, arba pirmas ralio maratonas, kaip pasakau, visureigis ir sportinis automobilis, ir dabar nu, infrastruktūra, kurią mes turime, ne, žinios. Tie patys turbūt rezultatai. Tai nu, mes nuėjom tikrai pakankamai nemažą kelią. Ir tai, kad gamykliniai komandai mes padedam su automobiliais ir kad būtent gamyklinė komanda kreipiasi į mus, kai yra reikalas, nes nu, gamyklinės komandos jos paprastai turi savo resursus ir jų prašo visi, ne? Jie labai retai prašo. Tai, kad kai reikia padėti, padeda mes, ir tai yra ne pirmą kartą, nes praeitais metais Naseras, šiais metais Setui Quintero automobilį suteikėm, nu tai parodo turbūt, kad mumis pasitikė. Kad mumis pasitikė, nes į ką kreiptis tai šiaip yra.
Ir be mūsų. Nes aš suprantu, ten ir mechanikas, ir mechanikai važiuoja tavo, ar ne? Yra ten. Mūsų politika yra tokia, kad mes automobilio niekada nepaleidžiam vieną. Tiesiog, ne? Jau prie šitos technikos visgi tai yra kaip turbūt sportinio automobilio aptarnavimas primena ne automobilio aptarnavimą, bet lėktuvo aptarnavimą. Ne? Tai ten, lėktuvo aptarnavimas po parašu kiekvienas judesys, čia ne po parašu, bet beveik po parašu. Tai mes tiesiog nepaleidžiam automobilių atskirai. Bet tai ir labai gerai, nes tuo pačiu ir mūsų kolektyvas turi galimybę tobulėti, dirbti gamyklinėse komandose. Tai ten ir tas pats Artūras, kaip pasakyti, labai daug išmoko, bet ir turėjo galimybių išmokti, tai labai smagu. Ir dabartinis mūsų kolektyvas irgi, sakysime, turi puikias stažuotės, jeigu taip galima būtų pavadinti, nes gali važiuoti ir dirbti su labai rimtom komandom, su labai daug patirties turinčiom komandom. Esi Toyotos veidas Pabaltijai. Kaip visą tai prasidėjo? Tavo iniciatyva ar jų? Kaip tai buvo? Mano partnerystė su Toyota prasidėjo prieš 10 metų. Tai iš Oskaro mes transformavomės į pirmąją Toyotą. Ir aš kaip dabar atsimenu, Toyota ir Balticsuose tokia nepasiekiama organizacija šiaip. Toyota Baltic Estijoje yra Toyotos korporacijos organizacija. Ir jie tokie ten, kaip pasakyti, daro didelius sprendimus, daug pardavinėja automobilių, tame tarpe Balticsuose numeris 1. ir ten labai sunku jos pasiekti. Ir aš kaip dabar atsimenu, šiaip Vitoldas Milius padėjo man kontaktą sudėlioti, tai ačiū Vitoldui. Vitoldas tapo legenda 10 metų Dakare ir su mumis draugė. Tai jisai pažinojo tuo metu generalinį direktorių ir jisai, aš paprašiau, jisai pasišnekėjo ir jisai sako, Vitoldai, neįdomu, sorry, to prasme, neįdomu. Tada aš Vitoldo sakau, klausyk, padarom tokį dalyką, sakau, tu kažkaip suorganizuok pietus, ne, su juo, kad mes pasikalbėtume ir nieko nereikia žadėti, tiesiog įsipareigojimai pietus ir vetsit, 20 minučių maksimum, ne maksimum, minimum 20 minučių laiko ir viskas, ne, ir atstosiu, jeigu ką. Ir per tuos pietus, kaip pasakyti, mintis atėjęs į pietus, jisai buvo tokia, okei, gerai pasikalbėsiu aš su to Vanagu, o išėjo, mes norim tos partnerystės, ta prasme, mes norim. Tai čia buvo tik tai šiaip partnerystė su Toyota Balticu. Toyota Gazoo Racing tapo, čia santykinai neseniai, turbūt prieš porą metų. Tai čia yra visgi kelias, kurį mes ir nuėjom ir santykė su Toyota lygiai taip pat. Bet čia yra du atskiri keliai, ar tai yra to pačio kelio tąsa? Ne, tai yra to paties kelio tąsa, tik tai, kad mes padarėm susitarimą tokį nacionalinį arba regioninį Balticsu. Tai mumis patikėjo, po pirmo sustikimo patikėjo ir mes tikrai nukeliavom gerą kelią, nes Toyota Gazoo Racing tai yra jau Japonijos sprendimas. Tai yra net ne Toyota Europe sprendimas. Tai yra pasaulinės, didžiausios pasaulyje korporacijos sprendimas, kad mes esame viena iš pirmųjų komandų, kuri gavo teisę vadintis Toyota Gazoo Racing Baltics. Baltics tai čia toks regioninis dalykas, bet pirmieji buvo, man atrodo, italai, mes buvom antrieji. Bet italai dėl to, kad jie ten, nuo karaliaus Arturo laikų, neatmenamų laikų, kitaip tariant, dirbo su gamykla, tai jie gavo, mes buvom, tokia grubiai pirma privati komanda, kurią patikėjo ir approvalas atėjo iš Japonijos. Tai čia, žinant Japonijos kultūrą, tai yra beveik neįmanomi dalykai. Tu dar vieną neįmanomą dalyką padarai. Tu esi vienintelis lietuvis, kuris turi savo vardą automobilį. Kaip ten buvo? Tas, čia regioninis, aš taip suprantu. Jo, tai buvo Hiluxas. Toyota Hilux Benediktas Vanagas Limited Edition. Jo, yra. Kiek tokių automobilių yra? 25, man atrodo. 25 ar 5? 25 turbūt. 20 yra pirmas iš 25, antras 25 ir ten taip toliau. Tai turiu tokią istoriją. Net ir esu turėjęs vieną tokį Hiluxą. Bet dabar kažkaip neturiu. Nėra. Kaip tai atsitiko? Pati Toyota pasiūlė? Jo, čia buvo Toyotos. Mes tiesiog turime tikrai labai gerą partnerystę. Jie tikrai mato tame labai aiškę naudą ir konkrečiai pasiūlymas dėl automobilio tai buvo jų idėja. Tai nebuvo mano idėja. Tai aišku, turint galvoje, kad aš žinau, kad aš turėjau Celiką, kai buvau jaunas vairuotojas Carlos Sainz Limited Edition, tai čia, kad Benediktas Vanagas Limited Edition bus, tai čia man toksai net nebuvau svajojęs.
Jo, bet tai irgi jau tam tikrą prasme praeitis. Įdomus dalykas, va praeitais metais nutikęs, čia gal ir gebėjimas bendrauti turbūt ir nu, gal tinkamai darimas dalykų. Nes praeitais metais mes buvom Rally Estonia, VRC Estonia. Ir Toyota korporacijos prezidentas buvo atvykęs į Rally Estonia ir ten nebuvo planuota, bet kažkaip mes ten sudėliojom, kad jisai iš Toyota Gazoo Racing ateitų iki mūsų. Mes buvom serviso parke, nu kaip šou, ten toksai reikalas. Nuliuku važiavot? Ar... Net ne nuliu, ten iš esmės mes stovėjom kaip šou automobilis, žmonėm pamatyti, kas yra Dakaras ir taip toliau. Irgi ta pati Toyota prašė, kad mes būtume, nu, kitos disciplinos reikalas, VRC serviso parke ir ne pagal planą, bet atėjęs pas mus Toyotos prezidentas užsilaikė ten kokį pusvalandį, aš ten dar sugebėjau parduoti idėją, kad pravažiuokim Super Specialą draugę su Hiluxu, paskui kažkaip reikėjo padaryti, kad mūsų įleistų su to automobiliu į vidų, tai ten irgi atskira istorija, bet mes vakare dar su juo ir jisai mano šturmanu pabuvo. Toyota korporacijos prezidentas, ta prasme, nu ten toks, nu, nesąmonė šiaip. Ir po to, kitais metais, nu, kaip čia, po mažiau negu pusės metų, Toyota Gazoo Racing spalvos pasikeitė. Kažkodėl tai tapo juodos matinės ir balti logotipai, nu, okei, dar truputį raudonos spalvos ir sidabrinis stogas. Tai čia yra visiškai mūsų dizainas, tai aš supratau, kad turbūt to susitikimo metu Toyota korporacijos vadovas pamatė. Gražu. Ir staiga žiūriu, kad oficialios spalvos yra tokios kaip mūsų, ne? Tai toks net negalėjau patikėti. Ir aš čia visai neseniai testavau naują GR Yaris Suomijoje ir mes buvom Toyota Gazoo Racing, nu, ralio gamyklai. Jyvaskilai. Jo, Jyvaskilai. Tai žodžiu, komandos bosas, kai papasakoju istoriją apie juodą spalvą, ai, sakė, čia tau reikia dėkoti už tai, kad mes visą savo parką turėjom sunkvežimis, viską perdažyti. Juodai sakė, tu įsivaizduoji, kiek čia darbo šitai. Tai va, tai juokinga istorija, bet visokių keistų istorijų yra buvę gyvenime. Branda lenktynėse, kada atsirado toks jų stabilumas? Nes buvo toks kaip ir žingsnis, sakyčiau, kitas etapas. Kada tu ją pasiekei? Klasikiniam rally tai neatsimenu, nes tiesiog jau šiaip seniai nebesu klasikiniam rally, tai dabar man jau sunku atgaminti. O Dakare tai turbūt su ten pabangavimais, bet turbūt paskutinius kokius gal 4 Dakarus jau mes tokie, nu, aiškiai suprantam, ką darom. Ne visada pasiseka, ne, bet, nu, būna, vat, kaip čia ta prieš tai buvusi krešą mūsų, kur vartėme su Hiluxu prieš 2 metus. Nu, ten toksai nelaimingas atsitikimas, jisai, žinai, gali nurašyti klaidom, kurios buvo darytos ir prieš 10-metį, bet aš iš vidaus jau konceptualiai žinau, kad čia toksai, nu, nelaimingas atsitikimas visgi buvo. Ir dabar gali būti, kad kažkada dažnai krešą turėsim kažkokį, bet jisai jau nebėra sisteminė dalis, ne, bet yra, nu, tokia labai gal netikėtas faktorius, kuris nutinka. Sportas be ralio tavo gyvenime. Sportuoji kažką, palaikai kažkaip fizinę formą? Labai nemėgstu bėgioti, bet čia toksai vienas iš privalomų, tai kardio reikalų. Nu tai jau be visų kitų pasiruošimų, tai turbūt mano, aš badmintoną mėgstu žaisti. Bet irgi, nu, kaip pasakyti, toks labai gerai išjudi, labai gerai ištraksti ir toks pakankamai įdomus, dinamiškas žaidimas. Reakcija jo, irgi lygiai taip pat. Tai vat, turbūt nežinau, ar šiaip žaisčiau jį, bet nu, toks per tą valandą, taip atiduodi daug jėgų. Tavo žinomumas, tu esi žinomiausias iš lenktynininkų, teisingai Lietuvoje, daugiausiai sekėjų turi. Ar Vaidas ten minant kūną? Tai, žinai, žiūrint kuo skaičiuosi, tai sekėjais pas mus turbūt 2 gal daugiau. Žinomumas yra, aš tyrimus darė mūsų partneriai, tai 98% Lietuvos gyventojų žino, kas yra Benediktas Vanagas. 98,6. Nu tai toksai... Slegia? Ar jau, ta prasme, ar sirgai? Tai išbandymas yra 3 kaip čia, metodais žmogaus, homo sapiens. Tai yra pinigais, valdžia ir žinomumu. Nu, iš esmės, ne, kuo yra žmogus. Taip man atrodo, kad visi mes kažkaip tai esam turbūt praėję
ir įvairių pamokų gavę. Aš nežinau, man atrodo, kad aš taip, manęs žinomumas, gal ir buvo kažkokių tai, sakysime, pamokų, kurias aš išmokau. Ne gal, tikrai jų buvo, bet aš turiu galvoj, kad aš šiaip iš esmės tai, toks visada geranoriškas ir aš esu girdėjęs, sakant, kad vanagas yra pasikėlęs ir man tai yra visiška mistika, nes aš visiškai su visais žmonėmis bendrauju, kaip pasakyti, taip labai geranoriškai ir aš labai nuoširdžiai noriu ten ir padėti, ir atsakyti, ir visą kitą. Tai toksai, kad pasikėlęs tai man toksai labai keista, aš gal dažnai savo nuomonę turiu. Ten nežinau, buvo skiepai arba kažkas ir aš toksai, kaip pasakyti, turiu savo poziciją. Tai kai tu turi savo poziciją, kažkas turi kitokią poziciją, tai gali netikti, gal iš to, sakysime, taip gali būti, bet šiaip tai man atrodo, kad aš toksai, kaip pasakyti, jau paprastesnio, tai čia sunku būtų surasti. Žinau kartais, kas man yra reikalinga, tai ir esu reiklus šiaip, sakysime, kada mes ten siekiam rezultato ir taip toliau, tai gal tai gali atrodyti kaip... Bet vaikštai parduotuvę nusipirkti duonos? Ar užknisa? Aš... Ar gali praeiti? Aš galiu daryti, ką nori, bet, žinai, man turbūt yra... Aš taip jau esu išmokęs vengti, Akropolio, arba ten kažkaip didelių susibūrimo vietų, bet, nes... Aš galiu ten veikti, bet tiesiog tuo metu, kaip sukinėjasi tos galvos labai. Ir geroji dalis, kad Lietuva yra ne Pietų Amerika, lietuviai labai santūrus. Tai jie net jeigu žiūri, bet taip stengiasi parodyti, kad nežiūri, ir tada viskas okei. Pietų Amerikoje, tai jie tokie labai atviri, saulės daug gauna ir tada ten, žinai, ten kiekvienas Dakaro lenktynininkas, jiem ten žvaigždė, nesvarbu, kad nepažįsta, bet iš esmės, tai ten kitokia koncepcija žmonių, tai kadangi lietuviai yra šiauriečiai, visgi, mes tokie santūresni žmonės truputėlį, tai tas truputį geriau, nes jiem įdomu, bet jie bent jau stengiasi patys to neparodyti, ir tada gaunasi, kad čia žaidžiam žaidimą. Kada paskutinį kartą buvai kine? Šiaip kinui nelabai laiko turiu, visokios premjeras būna, kad ten pakviečia ten vienaip ar kitaip, tai dabar buvo ten Lunch Audi filmo, bet ten tiesiog turėjau jame atsirasti. Patiko? Sakyk teisybę. Įdomus tas filmas. Neišsisukinėk, Benediktai. Žiūrėkit, aš galiu pasakyti, yra du požiūriai. Kaip specialistas, tai ten, toks tikrai apie nieką filmas, ta prasme, silpnas, bet žiūrint į tą filmą iš kinematografijos pusės, yra, ta prasme, aš suprantu, kokią idėją noriu parduoti. Tai meniškai žiūrint, ta prasme, tą filmą kūrė. Blogoji dalis, kad kai tu nueini kaip specialistas ir kaip tu žinai, kaip turi būti, arba kaip būna, ir matai, kad, ne taip. Ne taip reikia žiūrėti, mes esam sugadinti, mes per daug gerai žinom, kas yra automobilių sportas, mums negalima to filmo rodyti, o kiti to nesupranta. Čia tu žiūrėk bet kokį filmą ir ten, nežinau, apie kokį nors laivyną ir ten specai sakys, čia nesąmonė, čia nesąmonė, čia nesąmonė. Mes to nežinom, kadangi nespecai. Tai tiesiog, nereikia realistam eiti žiūrėti tą filmą. Dėl to, bet kaip mintį aš jo supratau. Tai aš ir negaliu vertinti, nes... Ar aš einu žiūrėti tą filmą apie idėją, kurią man pasakoja, ar aš einu ir bandau džedžinti, ar taip ten varžtus prisuko. Žinai, ne apie tai klaida. Tai ten tas filmas toks įvairus, bet meniškai žiūrint, aš supratau, kad, ką jie bandė jo pasakyti. Ar tu jau galvoji apie tai, kad kažkada galbūt, kaip čia sako, kabinsi pirštinės ant vinies, ar varysi kaip Sainsas su Peterenceliu? Ar negalvoji, ar tiesiog nemastai, važiuoji savo, turi savo tikslą? Aš žinau, kad gyvenimas baigsis kažkada tai. Taigi žinau labai aiškiai. Bet ar nori jį baigti prie vairo? Aš turbūt važiuosiu tol, kol man bus įdomu, ar norėsiu, ar matysiu tame prasme. Šiaip ralio maratonai yra turbūt dėkinga tuo, kad aš esu jaunas pilotas, kuris generuoja, santykinai jaunas pilotas, kuris generuoja rezultatą, nes Sainsui kokia šiandienį, gal aš bijau sumelas, laimėjo Dakarą šis metas, 100 gal netgi. Tai laikas bėga. Tai toksai kaip ir laiko dar tikrai yra. Formulė 1, tai čia būčiau jau veteranas, veterinaras. O ralio maratonuose tai galiu būti, tai toks, neturiu labai aiškaus plano, kada nustosiu, bet aš savo esu, kaip pasakęs, kad kai matysiu, kad tame nėra prasmės, tai aš tiesiog to nedarysiu.
Tikslas Dakare. Nu, ką tu norėtum pasiekti Dakare? Koks yra maksimum aukštai, kiek galima įlipti, vat, objektyviai kalbant, vis tiek tu nevažiuosi už gamyklinę komandą, teisingai? Vis tiek važiuosi visą laiką per save, nes tavo tokia filosofija, ar ne? Niekada nesakyk niekada, bet iš esmės, jeigu mes būtume norėję būti gamykliniai komandai, aš būčiau suradęs būdų, kaip joje būti. Jo, tikrai ir santykiai su Toyota, kurie dabar yra, tikrai, ta prasme, rastume būdų, kaip padaryti, bet man tik vairuoti, man tai yra per mažai įdomu. Procesai, kuriuos tu valdai, yra visgi gerokai įdomesni negu tik tai vairo sukinėjimas. Tai prasme, ėjimas į kitą karą taip pat. Jo, šitą taip pat. Tai, ko tu klausai? Tai bet kaip aukštai įmanoma užlipti šitoj situacijoje? Šiuo metu, turbūt, aš dabar, mes, ir aš savo viduje, ir turbūt mes komandoje bandom atsakyti šitą klausimą, nes buvom užstrigę čia 5-metį tam 10-ūkę paieškose. Tai tas buvo tikslas, dabar kitas turbūt toks natūralus tikslas gaunasi, kad tai what's next? Tipo ką, vieta geriau, 7, kažkaip neskamba, ne? Tu ieškai kažkokių simbolių, ne? Tai kitas simbolis yra 5, ne? Jo, turbūt 10-ūko vidurys, ne? Koks čia gali būti? Kitas simbolis yra 3, ne? Top 3, ne? Podiumas. O paskui jau turbūt yra laimėjimas. Tai mes dabar esam susikoncentravę supratimu, ar mes galim būti to 5, tai ar mes galim būti to 5, aš tikrai manau, kad mes galim būti to 5. Bet ar sutinki, kad tau tada reikėtų paskutinės modifikacijos Toyotos iš karto, ne metų senumo? Ar ne? Ir taip, ir ne. Kada mes kalbam apie rezultatą pravažiuoti Dakarą, yra vienas pasiruošimas ir įrankiai, kada mes kalbam apie top 30 Dakare, yra kitas reikalas, kada mes kalbam apie top 20, yra trečias, top 15, ketvirtas, top 10, dar kitoks, top 5, čia jau prasideda, visur yra geometrinė progresija, bet iki 10-uko yra vienas reikalas būti, o paskui jau prasideda, tokie geometrinė progresija, net ne fizikos reiškiniai turbūt, o stipriai daugiau tu turi įdėti pastangų negu gali. Tai ar mes galim būti tam, pavyzdžiui, to 5, tai tikrai manau, kad galim, bet reikia sugalvoti, kaip mes šituos visus resursus, bet resursai tai yra ne tik technika, paminėjau automobilį, ne? Tai yra ne tik technika, ne tik atsarginės detalės, kurias tu gali keisti, ne tik kompetencijos tavo komandos, labai daug dalykų yra iš esmės, kurie yra reikalingi. Tai aš kadangi suprantu, kaip generuojasi rezultatas, tai čia yra gerokai daugiau negu geras automobilis. Bet taip, geras automobilis yra vienareikšmiai reikalingas. Nes šitam Dakare turbūt buvo pirmas kartas, bent jau kiek aš žinau, kai Gazoo Racing turėjo dar 2 automobilius po overdrive vėliavą, teisingai? Gerlenas su Demevius. Jo, Šešerytas turėjo ir turėjo Jezidas. Ir Jezidas turėjo. Okay, o Demeviusas važiavo kaip mūsų. 2 automobiliai papildomai. Šitą žinau gerai. Jo. Tai koks šansas, kad tu, pavyzdžiui, kitais metais turėsi tą automobilį, su kuriuo tikrai Gazoo Racing važiuoja? Ne. Ar čia dar ir eurų klausimas? Ne, tai žiūrėkit, aš taip esu beveik tikras, kad mes turėsime Evo versiją kitais metais. Kokia forma, tai čia kitas klausimas, bet kad mes jį turėsim, tai taip aš nebejoju. Bet visada klausimas yra, o kur bus gamykla tuo metu? Nes gamyklinės komandos, imkim kitą pavyzdį, nežinau, ten pavyzdžiui Minis, ne? Minis, kai važiuodavo ten Peterancelį su jais. Tai ten nesvarbu, kad su tokiais panašiais Miniais važiuoja beveik visi. Bet pas ten Peterancelį, nežinau, net gali tokios smulkmenos būti, kad įrankių komplektas automobilyje, pas visus yra ten, įrankiai, o pas jį yra titaniniai įrankiai, kurie tiesiog lengvesni 30% daro, ne? Kaip pasakyti, tai tiesiog reikia suvokti, kad gamyklos, jie nebeskaičiuoja resursų ir jie sumoka 100 kartų daugiau savo rezultato siekimui, negu tu galėtum.
Ir tu neturi šansų būti šalia, tu neturi šansų šalia jų būti. Aš kai nuvažiavau į Veskalą, kaip pasakojau, kad mes buvom Toyota Gazoo Racing. Čia yra geriausia motivacija baig sportuoti. Nes kai tu nuvažiuoji ir pamatai, kokios ten yra galimybės, tu supranti, kad, čia kaip tam anekdotė, žinai, kaip važiuoja Zaporožėtis, pralenkia Porsche'as avariją ir Porsche vairuotojas, sako, aš tai suprantu, aš avariją padariau, sako, kas tau atsitiko? Sako, tu mane pralenkiai, sako, aš galvoju, kad stoviu, išlipau, žinai. O pasirodo važiavo ten 100, ne, ar ten kiek tas Zaporožėtis, gali būti 70. Tai susižaloja, žinai. Tai kai nuvažiuoji Toyota Gazoo Racing, tu supranti, kad, ką tu čia darai, ta prasme, pas juos yra 100 kartų, 200 kartų daugiau galimybių. Ne 20, ne 200 kartų daugiau. Ir tu galimybių. Ir tu neturi šansų, ta prasme. Tu ten gali savo norų, ten motivaciją, dar kažkuo tai, bet resursų tokių tu neturi. Ne? Ten palauk, nėra. Ten ką jie sugalvoja, bet kokią crazy idėją jie daro, vysto, kaip čia pasakyti, daro visą inžinieringą ir taip toliau. Mes čia tik svajojam ir galvojam, kad mums čia padangų užtektų, žinai, toksai. Tai, apie ką mes kalbam? Bet sutinki, kad kitam Dakare galbūt bus labai gera proga vėl trupučiuką kilstelėti savo kartelę, turint omeny, kad Audi tikrai nevažiuoja, pensininkai greičiausiai bus arba naujos komandos sudėtyje, arba niekur. Dacia bus naujas daiktas, neaišku, kiek jisai ten bus geras ir greitas, turint omeny, kad Hunterį šiais metais ne kažką pasirodė. Visos aplinkybės. Šiaip, aišku, žinai, čia visada geriausia matyti, kai buvo tai atgal atsukus. Tai geriausias laikas daryti rezultatą buvo tais metais, jau prieš 2 metus, kai mes padarėm Salto Mortalę, nes tada atsirado ta vienas kategorija ir tiesiog buvo mažiau automobilių. Tai tais metais tikrai reikėjo tiesiog davažiuoti ir tai būtų buvęs superinis rezultatas, jeigu šiaip žiūrint. Dabar, Audi išeina, bet Audi 3 automobiliai. O kas iš to, kad 3 automobiliai, tai šiaip Audi taip laimėjo, bet o kur 2, 3 automobilis, kelinti jie baigė. Kažkur, tam prasme, jie turėjo pakankamai nemažai reikalų. Tai ten ta pirma vieta yra, jie ją ištraukė, bet ištraukė vieną automobilį ir matėsi, kad jie pasižiūrėjo, kuo mainasi geriau ir tiesiog tada pastatė visas kortas ir visi likę dirbo ant Sainzo. Tai kas čia buvo šiais metais Dakare. Dabar tų automobilių atsiranda šiaip labai daug ir tikrai yra komandų su pinigais ir yra ambicingų vairuotojų ir gerų vairuotojų, tai aš manau, kad lengva tikrai nebus. Prasme, tikrai nebus, nes tiesiog dabar atsiradęs yra didelis kiekis gerų automobilių. Dakare startavo turbininių Toyotų šiais metais, kiek, nežinau, turbūt 14 vien tik tai, žinai. Tai ten kiekvienas iš jų galvoja apie tai, kad jie nori, kaip minimum top 10 būti. Tai čia tik Toyotas, dabar ateina Fordas, BRX jau yra pridaryta, tas pats Hunteris, čia dar yra tokių, kol aš ten pavadinimą dabar nesimenu, bet ten Revo ir visa kita. Tie patys iš Pietų Afrikos. Century, jo. Jie padarė 4 varomus. Jo, čia gamina automobilius, Mamma Mia. Tai šiaip bus karšta, tikrai bus karšta. Tavo planai šiam sezonui? Tai šiam sezonui mes startuojame Europos taurę, Bajų. Tai yra 5 etapai. Tai tikslas yra pasižiūrėti maratoniškai į Bachas ir šiaip norėtume ją laimėti tą taurę. Nebūtinai tai bus labai paprasta, bet pasižiūrėsim. Ir paskui Dakaras. Turbūt, jeigu bus. Ačiū, buvo malonu.